Riboti gamtiniai ištekliai vis labiau priverčia susimastyti apie tvarius, ekonomiškus ir aplinką tausojančius sprendimus. Todėl žalioji architektūra po truputį ateina ir į Lietuvą. Tai yra nauja idėja ir jinai jau yra pasiūlyta, bet jinai dar nėra galutinai vertinta dėl vienos aplinkybės. Šita idėja nėra pigi ir per kurį laiką jinai galėtų atsipirkti, ar galėtų valstybė dalyvauti, suteikiant finansinę paramą jos įgyvendinimui arba kaip kapitalų grąžą užtikrinant. Lietuvoje tenka pastebėti, kad labai dažnai vystytojai ir vartotojai nekilnojamo turto objektų orientuojasi tik tai į pirminę investiciją. Reiškia, pirminė investicija tai yra projektavimo ir statybos metu. Tačiau labai menkai yra galvojama apie objekto eksploatavimą, jo priežiūrą, jo rekonstravimą ir jo, tarkime, likutinę vertę vėl nekilnojamo turto rinkoje. Tai sudėjus visas tas grandis, reikėtų tą kainą įsivaizduoti labai kompleksiškai, kad tai yra viso pastato gyvavimo ciklo kaina. Ir tuo būdu ta žaliosios architektūros sistema jinai pasidaro būtent finansiškai labai efektyviai.